Kai valstybė dalyvauja karinėme konflikte, jos piliečiai mąsto tik apie karą. Tos mintis pavergia jų protą ir sudrumšia ramybę, nes karas kelia grėsmę jų saugumui. Karo metu visuomet grėsia pavojus netekti gyvybės, savo artimųjų ir nuosavybės. Šiandien kalbėsime apie karą, kuris aprašyta šventajame rašte. Šiame kare dalyvauja žymiai daugiau žmonių. Jie patiria žymiai daugiau nuostolių, praranda žymiai daugiau gyvybių ir turtų, išyra žymiai daugiau šeimų. Karas, apie kurį skaitome Biblijoje, padaro žymiai daugiau žalos, o jo padariniai siekia amžinybę. Šis karas vadinamas dvasinė kova. Į jį įtraukti visi. Baisiausia, kad dauguma žmonių net nežino, jog apskritai vyksta karas ir yra priešas. Jie gyvena tik tuo, ką mato, nes mano, jog tikėti galima tik tuo, kas matoma. Deja, toks požiūris netitinka šventojo rašto. Tikėti reikia ne tik tuo, ką matome, nes tai, kas nematoma, taip pat yra labai realu. Vienas tokių nematomų dalykų yra dvasinė kova, kurioje dalyvauja visi žmonės. Atsiverskime 1 Petro laiško 5 skyrių ir paskaitykime 8 ir 9 eilutes. Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. Šventajame rašte sakoma, kad mūsų priešas tai ne vienas asmuo velnias ar šėtonas, bet veikiau ištisas netyrųjų dvasių susivienijimas. Jei tikime tik tuo, ką matome, labai klystame, nes baisiausias mūsų priešas yra nematomas. Kartais priešų laikome savo artimus žmonės, nors tikrasis priešas yra nematoma daugybė demoniškų jėgų esančių pasaulyje. Velnias pavergia žmonės. Jei esate paimtas į nelaisvę, po kurio laiko užmirštate ir nebesuprantate, kas aplinkui vyksta. Žmonės nebesuvokia, jog kiekvienas rytas tai naujos karo dienos pradžia. Dėl to jie nuolat patiria pralaimėjimus, dėl kurių kaltina kitus arba aplinkybės. Na, o tokią situaciją pasinaudoja labai gerai užsimaskavęs šėtonas. Šėtonas, bandydamas sunaikinti Dievo karalystę, dieną ir naktį nepailsdamas triūsia visame pasaulyje. Jis įsikūnija tautų valdovose ir sukelia karus. Žinoti, jog kasdien susiduriame su priešu ir nesiruošti kovai yra labai pragaištinga. Mūsų priešas velnias siekia 4 tikslų. Pirma, jis siekia, kad mes abejotume Dievo žodžiu. Jei jam tai pavyksta, žino, kad mūsų gyvenime jau užėmė atitinkamas pozicijas. Antra, šėtonas stengiasi mus atitraukti nuo dvasinių dalykų. Tai pasiekia priversdamas mus visą savo dėmesį sutelkti į materialius, juslinius ir asmeninius troškimus, o ne dvasinius dalykus. Velnias mūsų dėmesį patraukia atrodytų viliojančiais, patraukliais ir naudingais dalykais. Taip mes tampame baisiai užsiėmę. Mūsų dienotvarkė tokia įtempta, kad visiškai neberandame laiko Dievo žodžio skaitimui, apmąstymui bei maldai. Kada paskutinį kartą manėte turys paskaityti Bibliją ir pamastyti apie Dievo žodį? Deja, tam stinga laiko. Jei žinote turys pasimelsti, bet tam irgi nerandate laiko, šėtonas jūsų gyvenime ima viršų. Jis siekia atitraukti mus nuo dvasinių dalykų
ir priversti mąstyti apie kitą. Mums visiškai nebelieka laiko Dievui. Trečias velnio tikslas yra išvesti mus iš rikiuotės. Velnias gundo ir mes nusidedame. Kartais padaryta nuodėmė trukdo tarnauti Viešpačiui. Velnias taip sujaukia ir suteršia mūsų gyvenimą ir dėl to, kad mūsų liudijimas prastas, nebegalime tarnauti Dievui. Velnias meta masalą ir teigia, kad be kažko niekaip neišsiversime. Mes užkimbame. Tada jis atsigręžia ir sako, kad mes nusidėjome prieš Dievą ir esame niekam tikę krikščionis. Mūsų apima kaltės jausmas. Jaučiamės esą neverti ir netinkami Dievo tarnystei. Pasijuntame visiškai bejėgiai. Velnias siekia atimti iš mūsų jėgas tarnauti Viešpačiui. Jis vargina mintimis apie nepajėgumą, menkina savivertę, primena visas praeities kaltes bei nuodėmes. Galiausiai mes pasiduodam, o jis to tik ir siekia. Ketvirtas dalykas yra fizinis sunaikinimas. Na, o tam tikslui velnias pasitelkia alkoholį, narkotikus ar tai, kas žaloja sveikatą. Žodžiu, jis stengiasi sužaloti žmogaus psichiką. Velnio tikslai yra labai aiškus. Viskas prasideda nuo abejonių Dievo žodžiu ir susižavėjimo kitais dalykais. Pereina prie įtempto gyvenimo tempo, išveda iš rikiuotės ir sužlugdo. Jei Dievo vaiko velnias negali galutinai pražudyti, tai stengiasi padaryti visiškai beverčių. Paskaitykime 1 Petro laiško 5 skyriaus 8 eilutę, kurioje sakoma: Būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Jo strategija - slankioti, tai yra žiūrėti ir ieškoti. Velnias ir jo demoniškos pajėgos yra labai aktyvios. Jie visi slankioja ir laukia tinkamos progos pulti, sugundyti, patraukti ir per tai dvasiškai, psichiškai ir fiziškai pavergti ir sunaikinti. Velnias nuolat laukia patogios progos pulti. Laiške Efeziečiams 6 skyriaus 11 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Kokiosgi tos klastos? Tai velnio veikimo būdai ir tikslai. Jis siekia, kad suabejotume Dievo žodžiu, kad susidomėtume materialiais, jusliniais dalykais ir atsiduotume asmeniniams troškimams. Jo tikslas - išvesti iš rikiuotės ir sužlugdyti. Dar kartą paskaitykime 2 laiško Korintiečiams 2 skyriaus 11 eilutę. Kad nebūtume šėtono apgauti, mes juk žinome jo kėslus. Norėdamas mūsų vedžioti, velnias visuomet naudojasi apgaulę. Kiekvieną kartą, kai esame gundomi, šėtonas meluoja ir mus klaidina. Įsitikinėja, kad mums būtinai reikia vieno arba kito dalyko, antraip niekada nebūsime patenkinti. Nors iš tiesų mums visiškai to nereikia. Šėtonas nuolat verčia tikėti melu.